Taro kortose gausu įvairiausių simbolių ir ženklų. Vienas iš jų tai yra angelai arba Dievo pasiuntiniai ir jie sutinkami trijuose didžiuosiuose arkanuose - 6, 14 ir 20. Kryžkelėje, nuosaikume ir teisme. Dažniausiai arkangelų pasirodymas neša tam tikrą žinią ir priklausomai nuo kiekvieno angelo misijos jis yra atvaizduojamas dažnai su didžiuliais sparnais, aureole, gali būti su prašmatniais drabužiais, priklausomai nuo to, kokią misiją kiekvienas angelas neša. Kaip dažnai tu sutinki šį simbolį savo gyvenime ir ką tau jis reiškia? Pasidalink komentaruose apie tai.